Gruodžio 12-ąją visame pasaulyje daugelis žmonių galėjo sudalyvauti bendrame viso pasaulio fotografų projekte pavadintame Help portretai. Ta dieną fotografai susibūrė drauge, kad galėtų parodyti savo žinias bei panaudoti turimą įrangą. Šiuo švenčių dienomis vykstančių projektų skirtų tiek mėgėjams, tiek profesionaliems fotografams tikimasi pritraukti kuo daugiau visuomenės dėmesio. Kėdainiuose į nemokamą fotosesiją kvietė Žilvinas Menčikovas, Simona Belčeva ir Justas Kulnickas. Užsuko tikrai nemažas būrys žmonių, kuriems fotografija tai didžiulis džiaugsmas, nuostaba, kai kurie pirmą kartą rankose laikė portretinę nuotrauką. Yra viena labai graži idėja amerikiečio fotografo, reiškiasi sujungti bendruomenę į vieną krūvą ir padovanoti nuotrauką nemokamai. Tai jis pradėjo šitą bangą prieš porą mėnesių, paskelbė YouTube savo informaciją ir prisijungė daugybę fotografų iš viso pasaulio. Šiai dienai turim gal 640 fotografų, kurie dirba per visą pasaulį su šia akcija. Pas mus Lietuvoje pagal organizacinį centrą, sakykime, yra 3 taškai. Šiuo metu dirba mano kolegos Klaipėdoje, Mei ir Kėdainiuose. Tai buvo dar kauniečiai prisijungę, bet jie padrikai neorganizuotai ir, sakykime, kiek girdėjau iš vilniečių, irgi ruošiasi po vieną antrą fotografą dirbti kažkur tai mieste, bet jie nesusiorganizavo į taškus. Mes susiorganizavome taškus ir, sakykime, jie yra apibendrinti. Tai pati šios akcijos esmė ir yra, kad, sakykime, surasti žmogų, kuriam galbūt gyvenime iš vis nebuvo šansų pasidaryti portretinę fotografiją, tiesiog ją padaryti ir padovanoti. Žilvinas sako, kad gruodžio 12 diena yra skirta tiems žmonėms, kurie niekada neįsivaizdavo, kad gali turėti profesionalią savo portreto fotografiją. Ir labai džiaugiasi, kad projekte dalyvavę Saulutės globos namų vaikai ypatingą nuotaiką pajuto fotoateljė. Nėra jokio amžiaus cenzo, nėra jokio kriterijaus. Ta prasme, kas ateis, visus nupaveiksluosim, visiems padovanosim portretą. Ar jau buvo užsukusi? Tai buvo. Patys pirmieji pasirodė 10 valandą. Ar dar kartą dalyvautume tokioje akcijoje? Be abejo, kitais metais taip padarysim tą patį. Yra labai malonu, ta prasme, pats tas procesas, sakykime, jis gal ne tiek aktualus, kiek yra malonus procesas tam žmogui, kuris tikrai gauna profesionalią nuotrauką.